Esu Visvaldas, man 20 metų. Esu šiaulietis, nevedęs, išsilavinimas pagrindinis, turiu darbo patirties mašinų dažymo paruošime. Taip pat esu dirbęs Rivonoje, užsakymų surinkėjų. Laisvalaikiu mėgstu žvejoti, klausaus muzikos, esu ramaus būdo, sąžiningas, pareigingas, laisvai bendrauju su įvairaus amžiaus žmonėmis, norėčiau įsidarbinti autoservise, lengvųjų automobilių kėbulų dažymo paruošėjų. Galiu dirbti ir kitus pagalbinius darbus. Esu Ričardas, man 44 metai, gyvenu vienas, išsilavinimą turiu vidurinį. Įgijau elektros įrenginių remonto, elektromechanikos specialybę, bet darbo patirties neturiu tokios. Moku pinti iš vytelių, krepšelius, kitus gaminius. Mėgstu žvejoti, mėgstu muziką, esu dirbęs apie 10 metų prie įvairių prekybos darbų, pakrovimo darbų. Esu lietuvis, moku kalbėti neblogai rusiškai. Norėčiau dirbti elektros įrenginių, remonto, elektromechanikų. Galiu dirbti ir kitus darbus. Esu Tomas, man 21 metai, nevedęs. Esu baigęs Šiaulių buitininkų mokyklą. Turiu avalynės taisytojo specialybę. Darbo patirties avalynės taisme neturiu, tačiau esu dirbęs pagalbinių darbininkų. Gimtoji kalba lietuvių. Laisvalaikiu mėgstu sportuoti, klausau muzikos, esu ramaus būdo, draugiškas, sąžiningas. Laisvai bendrauju su įvairiaus amžiaus žmonėmis. Esu Vaidas, man 22 metai. Nesu baigęs pagrindinio išsilavinimo. Esu nevedęs. Turiu patirties statyboje. Esu ramaus uždaro būdo. Sąžiningas, atsakingas. Laisvalaikiu mėgstu žaisti krepšinį, klausyti muziką. Moku bendrauti su įvairaus amžiaus žmonėmis. Norėčiau dirbti statyboje pagalbinių darbų.